Sveiki! Šiandieną kalbėsime, kaip pasveikti nuo gripo ir visų peršalimų per vieną dieną. Pradžiai leiskite jums pranešti, kad pasveikti per dieną nuo peršalimų ir nuo gripo tai nėra mokslinė fantastika, tai yra visiškai įmanoma. Aš esu išbandęs tai ant savęs pats ir išbandžiau tai vos prieš 2 dienas. Ar aš atrodau sergantis? Jeigu galvojate, kad tai turbūt buvo labai toks silpnas peršalimas, temperatūra pas mane buvo apie 40 laipsnių. Taigi, ir pasveikau per vieną dieną. Ir paaiškinsiu kodėl sportininkai, pavyzdžiui, neserga. Jeigu žinote, žiemos olimpiada būtų uždaryta. Jeigu trečdalis sportininkų sirgtų ir, kaip žinote, krepšininkai visados žaidžia krepšinį. Nėra tokio dalyko, kad jie peršalia. Tiesiog tokio dalyko nebūna, nes visi sportininkai žino tą būdą, kaip pasveikti per vieną dieną. Ir aš jums to paaiškinsiu. Iš tikrųjų tai yra antiek paprasta, kad jūs turbūt pagalvosite, kad šios laidos vedėjas išėjo iš proto. Negali būti tai paprasta, kodėlgi žmonės vaikšto pas gydytojus, kodėlgi perka brangius vaistus, geria, guli lovoje po savaitę, po 10 dienų, kartais 2 savaitės ir po to susirga, žinoma, po savaitės vėl. Paprasčiausiai gydytojai nelabai susidomėja jūsų sveikata, jie daugiau susidomėja jūsų kišenę ir jeigu jums patars kažkokius konkrečius būdus, kaip pasveikti per vieną dieną ir negerti vaistų, tai tikriausiai gydytojas, farmaceutas nieko iš to neuždirbs. Galų galia žmonės pasidarys protingi, iš vis nevaikščios pas gydytojus ir patys pasveiks, ko mes ir norime. Taigi, klausykitės įdėmiai, ką jums reikia daryti. Jums paprasčiausiai reikia pakelti savo kūno rūgštingumą. Taip, nes virusas, peršalimas negali išgyventi organizme, jeigu yra labai aukštas rūgštingumas. Tai galima padaryti keliais būdais. Galite išgerti daug askorbo rūgšties, ta prasme vitamino C dar vadinamo, bet dozė turi būti aukšta. Negalvokite, kad jūs išgersite 1 gramą, tą tabletėlę, kur ten užmirškite, tai nepadės niekaip. Turėsite nulinį efektą. Reikia išgerti kaip minimum, sakyčiau, pradedant nuo 8 gramų. Taip, 8 gramai vitamino C. Bet šitos dozės gali būti netgi nepakankamai. Šiaip žinau, kad sportininkai ir kiti sveikuoliai išgeria daug daugiau. Kartais 30 gramų ir netgi didesnė dozė. Jeigu jūs gausite per daug, tiesiog jums paleis vidurius. Tada jūs žinosite, kad jūs gavote per daug vitamino C. Bet kiek žinau, mirtina dozė yra, atrodo, 130 gramų ir tiek negerkite. Taip kad stenkitės turbūt iki 30 gramų būtų maksimali dozė. Dar ką galėčiau patarti, yra ir kitų būdų pakelti rūgštingumą. Sakykime, aš nelabai mėgėsiu su tablečių, aš negeriau vitamino C ir aš pasveikau. Aš pakėliau rūgštingumą visiškai kitų būdų. Jeigu jums neskauda gerklė ypatingai, tai jūs galite pakelti rūgštingumą su obuolių actu. Žinoma, kaip aš ir visados miniu savo laidose, turi būti ekologiškas, turi būti su tirščiais. Paprasčiausiai atskieskite vandenyje ir gerkite visą dieną. Aš skiedžiau, sakykime, po arbatos šaukštelį, išmaišiau vandenyje, išgerdavau ir taip visą dieną ir po to išgėriau dar 2 šaukštus, jau stalo šaukštus ir dar prieš miegą išgėriau dar 1 stalo šaukštą, kažkur apie 5 stalo šaukštus atskiestus vandenyje gėriau, dar priedo aš išgėriau 2 puodelius arbatos, įpurškęs tenais po 1/3 citrinos į tą arbatą. Taigi bendroji sumoje mano rūgštingumas kūno buvo labai didelis. Jau vakare aš jaučiausi puikiai, aš praktiškai dirbau ir nebuvo jokių problemų. O iš ryto aš atsikėliau visiškai sveikas, nebuvo, ta prasme, liktai tos ligos visiškai ir nebūtų. Tai to paties linkiu ir jums. Dar ką galėčiau patarti, tiesa, prieš laidos pabaigą, vitaminas D taip pat jums padės. Jeigu turite namie, tai puiku, jeigu neturite, nubėkite į parduotuvę. Vitaminas D3, aš sunaudojau 8000, reiškia TV, tarptautinių vienetų. Tai jums irgi patarčiau didelę dozę vitamino D. Ir praktiškai tai būtų viskas. Nereikia jokių antibiotikų, nereikia jokių paracetamolių ar dar kažko. Nebent jums patinka gulėti lovoje visiškai be sveikatos, sirgti arba vaikščioti pas daktarus. Aš nekenčiu tų visų poliklinikų, ten tiek virusų, ten jūs ir susirgsite. Gerai, viso geriausio.